šitie galvijai gali ganytis visiškai nederlingose žemėse, tai įsivaizduokim Škotiją, kur uolienos ir tos augmenijos ne kažką. Tiesiog prisitaiko ir ėda tas, kas dygsta ten. O čia nėra blogos sąlygos, kad ir to nederlingo žemė Lietuvoje. Sveiki ir amžiai. Pavėsis geriausias yra miške, ne pavėsiniai, ne pašiūriai. Ir aišku, ne fermų. Vis tiek būna vėjuota. Miškas kažkiek apsaugo nuo vėjo. Jo, čia sąlygos pas mus būtent idealiai tinkamos šitiem galvijam. Manau, kad daug tokių vietovių yra Lietuvoje. Dažniausiai iš tikrųjų tokie ir interesantai pirkėjai pas mus, kur sunkiai prieinamos pievos, neprivažiuojamos galbūt, kur gali tiesiog su traktorium net neįvažiuoja į pievą, galvija gali atsiginti ir jis nugano šitą pievą. Kiekvienas gyvulys beveik savo vietą žiemą turi susiradęs miške. Tai teko pastebėti. Sakykime, prie medžio. Aš apie žiemą kalbu, ne apie vasarą. Vasarą tai bet kurie gali pakristi. Jeigu jiems karšta, eina į mišką, jeigu kažkiek debesuota ir nėra tiek karšta, jie guli pievoje. Būtent pasižymė stipriom kojom, nelyginant su kitų galvijų rūšim, pieniam karvėm ir panašiai. Jis trumpos, tvirtos kojas, tvirtos nagenos, neturi problemų su nagenom. Praktiškai nereikia jų tvarkyti. Bet čia vėl daug kas liečia nagenas, turbūt jeigu laikyti uždaroj patalpoj, sakykime, fermų šitą galviją kiaurus metus, ko gero atsirastų tos problemos dėl tų nagenų. Reikėtų valymą daryti, galbūt karpimą. Čia, kadangi laisvoje aplinkoje, tiesiog gamtoje, išsivaikšto matyti. Kol kas jo, tik veisliai. Planuose kol kas nėra pasinešti, pasiduoti mėsos pusę.